Kokia yra Rusijos valstybingumo ir atitinkamai tapatybės kūrimo principo ypatybė? Tapatybė yra tai, kas mus vienyje. Pažvelkime į Rusijos istoriją. Koks tas mūsų pirmasis rusas? Ladogos. Kas yra Ladogos rusė? Tai tik truputį. Tik truputį. Sostinė yra Ladoga, netoliese yra Karelos tvirtovė. Daugiau nei pusė gyventojų yra karelai, finugrai. Tai yra, net ne slavai yra pagrindinė Ladogos Rusijos populiacija. Nes kartais sakoma, kad rusai ir slavai yra vienas ir tas pats. Ne, tai skirtingi principai. Taip, tai yra, buvo sukurta Ladogos Rusija. Ladogos Rusija sukūrė tam tikrus valstybės kūrimo principus. Šie principai paplito į Novgorodo Rusiją, vėliau į Kijevo Rusiją. Vėliau, kuriam laikui priblėsę, jie atgimė jau Maskvos karystės pavidalu, kuri išsiplėtė iki Rusijos imperijos ir Sovietų sąjungos masto, tai yra nuo Kaliningrado iki Vladivostoko. Tai yra, patys nustatyti principai pasirodė esą geresni už kaimynų principus. Osmanų imperijos, Timūro Luovo imperijos, tai yra Karolio Didžiojo Vokietijos imperijų, Lenkijos Lietuvos imperijos ir pan. Principai yra geresni. Tai yra, valstybės kūrimo modelis pasirodė esas efektyvesnis rezultatų atžvilgiu. Rezultatas – teritorija. Taigi paaiškėja, kad net ne etninė priklausomybė svarbi, o modelis. Tie patys finograi, jie iš tikrųjų yra vengrų etniniai giminaičiai. Tik tie vengrai ten, Žiūrėk, tai priklauso nuo valstybės kūrimo principų. Tai yra Rusijos valstybės kūrimo principas. Iš pradžių jis yra daugiatautis ir daugiakonfesinis. Rusija – tai valstybė ir civilizacija viename asmenyje. Kuo skiriasi civilizacijos? Jos skiriasi savo kūrimo principais. Tai yra gynybinės valstybinės sandaros principas. Ką tai reiškia? Šioje teritorijoje taip susiklostė, kitaip nei Anglijoje, Vokietijoje ar Kinijoje, ši teritorija yra per vidurį, todėl nuolat patirdavo spaudimą, iš jos norėta atplėšti gabalus. Tai logiška. Juk tai tautų konkurencija. Atitinkamai, iš vakarų, iš rytų, gal tik ne iš šiaurės, ar ne? Nuolat vykdavo antpuoliai, žmonių grobimai, teritorijų užėmimai, įvairūs įsiveržimai. Ir atitinkamai tautos, kurios čia gyveno, kad išliktų gyvos, sukūrė unikalią valstybės valdymo formulę. Kokia buvo ta formulė? Mes esame skirtingi. Mes kalbame skirtingomis kalbomis. Mes turime skirtingą tikėjimą, bet mus vienyje tai, kad norime gyventi kartu. Mes tiesiog norime išgyventi, o kad išgyventume, turime būti kartu. Taigi, tai būtinybė. Tai būtina norint išlikti gyvam. Ir dėl to mes pašaliname savo skirtumus ir susijungiame į vieną valstybę. Ir šis valstybingumas yra kitas etapas. Jis sukuria valstybės mašiną išlikimui užtikrinti. Armija, policija, valstybės apsauga ir taip toliau. Armijai reikia vienos kalbos. Ar teisingai? Taip. Ir antrasis tapatybės ešelonas atsiranda kalbos pavidalu. Vadinasi, pirmasis ešelonas yra gynybinis apsauginis. Norime to ar ne, visi esame viename slėptuvėje nuo bombų. Antrasis ešelonas, mes sukūrėme valstybės aparatą, kalbantį vieną kalbą. Ta kalba tapo rusų kalba. Būtent todėl rusų kalba nėra kažkokios vienos genties ar vienos tautos kalba, kuri buvo, o tai tarsi atsiradusi valstybės kūrimo kalba. Tai yra toks kombinuotas valstybės kūrimo kalbos variantas. Ir tiesą sakant, tai yra antroji tapatybė. Ir ši tapatybė taip pat apima ir istorinę rusų savoką. O ji labai aiškiai apibrėžta 1897 metų surašyme. Bet kuris žiūrovas gali tai stebėti ir pamatyti, kuo skiriasi rusų supratimas nuo tų, kurie gyveno 897 metais ir dalyvavo surašyme su savo parašu. Ten buvo 120 milijonų žmonių. Rusas yra asmuo, kuris nuo gimimo kalba rusiškai. Visi. Tai vienintelis kriterijus. Taip, jis gali būti vis dar stačiatikių tikėjimo, bet gali ir nebūti. Tai yra surašymas, tai skirtingos savokos. Yra tikėjimo savoka, yra kalbos savoka, kaip žodis rusas, būdvardis kalbai ir dar ten yra ūkio sąlygos, daug kas kita. Šiame surašyme buvo 16 punktų. Štai toks tapatybės mechanizmas buvo iš pradžių sukurtas.
ir pagal jį buvo kuriama visa valstybės sandara. Šis mechanizmas, pabrėžiu, skiriasi nuo kitų. Kur slypi jo, taip sakant, stiprybė ir silpnybė? Jo stiprybė ta, kad jis leidžia labai greitai plėstis. Ir teritorijos atžvilgių, nes bet kuri teritorija lengvai prisitaiko prie šio valstybinio mechanizmo, kuris atsiranda ir gyventojų skaičiaus atžvilgių. Tai yra atitinkamai gyventojų skaičius gali greitai augti dėl to, kad tapatybė formuojasi ne taip, kaip pavyzdžiui pas vokiečius, kur tai buvo įtvirtinta Reicho įstatymais prie Hitlerio. Tai buvo įstatymai, pabrėžiu, kurie nebuvo sugalvoti tuo metu, jie tarsi aprašė ankstesnę vokiečių valstybės kūrimo istorinę patirtį. Ten buvo parašyta, kad vokietis yra tas arijas, kurio 7 kartose visi buvo vokiečiai. Suprantate, tai kraujo principas. O rusiškas principas tai kultūros principas. Kalbos. O kultūra, kalbant apie kultūrą, visų pirma turima omenyje kalba. Na, žinoma, pagrindinė kultūros dalis. Be to, iš teisinės pusės, gimimo kalba. Tai yra, jei vaikas pasakė žodį mama rusiškai, pagal rusiškos valstybės kūrimo principus jis laikomas rusu. Sovietų sąjunga buvo humaniškiausio valstybės kūrimo principo kilusio iš konkurencinės kovos paveldėtoje. Nes tai buvo gynybinė, apsauginė valstybingumo forma. Tai yra, Rusija ir Sovietų sąjunga, ypač Rusijos imperija, savo politiką formavo taip, kad neužimtų kitų teritorijų vien dėl kolonijinės eksploatacijos. Tai yra, jei į Rusijos imperiją buvo prijungiamos teritorijos ir jos buvo milžiniškos, tai nebuvo kolonijos, o plėtra dėl stiprios valstybės saugumo, stiprios konkurencinės kovos. Ten, tarkime, Gruzija, Armėnija. Kodėl jos atsirado? Todėl, kad Osmanų imperija vadovavosi kitais valstybės kūrimo principais. Rusijos imperijos principai leido gyventi, vystytis, tapti šalies elito dalimi, kaip Bagrationas ir kiti, būti generolų iš esmės ar ne? Tai tiesiog vystimasis kita kryptimi. Ne vidinis Armėnijos ar Gruzijos vystimasis, o plėtra būti visos imperijos elitu. Beje, kai Gruzija prisijungė Rusijos imperijoje, kunigaikščių skaičius padidėjo trečdaliu. Na, yra toks juokelis, kad pas juos kas trečias yra kunigaikštis. Vis dėlto juos pripažino. O kunigaikščio statusas juk visarusiškas, o ne gruziniškas. Bet tai buvo valstybės kūrimo principas, toks mechanizmas.